Labas rytas, šiandien pakalbėsime apie problemų identifikavimą ir sprendimo būdus. Tai kalbant apie bet kokio pobūdžio problemą, mes norime ar nenorime, turime praeiti tokį problemų sprendimo ciklą, kuris susideda iš tokių dalių. Iš nusiteikimo, tikslo, sėkmės kriterijaus, informacijos rinkimo, planavimo, veiklos ir efekto analizės. Nusiteikimas būtų pirma sudedamoji šio ciklo dalis. Kas tai yra? Tai yra psichologinis pasirengimas įvertinti, suprasti, suskirstyti problemas, išsiaiškinti, kokie konkretūs jų yra sunkumai. Labai svarbu yra bandyti suprasti problemos atsiradimo priežastį, pobūdį ir pasirinkti sprendimo būdus, kad tai įveiktumėm. Žodžiu, šitame etape mes turim susipažinti su savo problema labai nuodugniai, atrasti motyvacijos keistis, galbūt tai bus problema, kurią bandom įveikti ne pirmą kartą, ir ne antrą, ir ne trečią, tai kiekvieną kartą reikia vis daugiau motyvacijos, kad pradėti imtis kitų šio rato dalių. Kai mes turim nusiteikimą, turim motyvaciją, mums labai svarbu yra suformuluoti tikslą. Tikslas yra tai, ko siekiama, tai yra laukiamas rezultatas. Tikslas turi būti labai labai konkretus, labai aiškus, jis neturi būti per daug didelis, taip pat neturi būti per daug paprastas. Kodėl tikslas neturi būti per daug didelis? Na, tarkim, aš noriu būti labai turtingas, arba aš noriu uždirbti viso pasaulio pinigus. Tai tikrai, kai turim tokį ambicingą tikslą, jį pasiekti yra labai sunku, kai mes neturim smulkesnių etapų. Galbūt, kaip atrodytų, tai tokį tikslą reikėtų smulkinti. Visi tikslai yra teisingi, visi tikslai, svajonės tikslai gali būti mūsų gyvenime, tačiau tokiu atveju, jeigu mes esam rimtai nusiteikę jo siekti, reikėtų smulkinti tokį tikslą. Tai tarkim, gal reikėtų pradėti, kalbant apie finansus, susikurti, tarkim, ekonominę pagalvę ar kažkokį rezervą 3 mėnesiam. Tai reiškia, kad jeigu kartais aš netekčiau darbo, kad 3 mėnesius galėčiau išgyventi iš tų susikurtų finansų. Ir tada kitais metais, kai pasiekus šitą tikslą, galbūt jau galima siekti to, kad metus išgyvenčiau. Tada ir taip laiptelis po laiptelio tiesiog siekti to savo tikslo, kad uždirbti viso pasaulio pinigus. Čia toksai gal utopinis tikslas, bet kodėlgi ne? Jeigu tikslas bus per daug smulkus, per daug paprastas, tai ten tarkim nubėgti, bėgioju ir ten noriu kasdieną nubėgti po kilometrą, nors iki šiol visą laiką nubėgdavau po 10 ir tas toks, nelabai sudėtingas ir nelabai toks kaip iššūkis gaunasi. Tai tikslas turi būti aiškus, apibrėžtas laike, ne per didelis ir ne per mažas ir mums labai svarbus, kad mes tikrai norėtumėm jo siekti. Sekantis punktas yra sėkmės kriterijus. Tai viena iš didžiausių problemų, kaip pamatuoti yra veiksmų sėkmę. Tai labai svarbu objektyvus vertinimas. Tai prasminga užduoti klausimus, kaip nustatyti, ar bus pasiekti įsikelti tikslai ir kaip spręsiu apie efektyvumą. Ir tai gali padėti pažvelgti giliau. Tai kaip tas atrodytų? Pateiksiu vieną iš kursų dalyvių pavyzdį, kuris man visai labai patinka. Toksai žmogus jaučia, kad neturi energijos, turi problemų su svoriu, ir jisai dėl to kreipiasi į gydymo įstaigą. Gydytoja padarė kraujo tyrimus, konstatavo, kad jis turi viršsvorio, nedaug, bet turi, padarė kraujo tyrimus ir nustatė, kad yra per didelis cholesterolio kiekis. Tai žmogaus kaip ir
nusiteikimas yra pagerinti savo gyvenimą, problema yra tai, kad jis blogai jaučiasi ir nusiteikimas yra, kad jaustis geriau. Tai tikslą jis, norėdamas turėti labai objektyvų, įsikėlė tokį, kad pasiekti normalų cholesterolio lygį per metus. Tai yra daryti viską, ką rekomenduos gydytojai, ką jisai pats sugalvos, remdamasis informacija, tai sekančiuose etapuose įgyta ir pasieks, kad per metus jo cholesterolio lygis bus normos ribose. Tai va, tai čia toks labai labai lengvai pamatuojamas sėkmės kriterijus po metų padarius kraujo tyrimus, jeigu bus cholesterolis normos ribose, o tai tikrai įmanoma, jeigu yra adekvačiai maitinamasi, adekvačiai pakankamai sportuojama, judama ir panašiai, tai tikrai įmanomas tikslas, jeigu cholesterolio lygis nėra ten labai stipriai padidėjęs, tai tikrai labai aiškus yra sėkmės kriterijus. Kitas sėkmės kriterijus gali būti, tarkim, pasirenku, noriu metus nevartoti alkoholio, tai gali būti dienyno žymėjimas. Žymiuosi tiesiog savo sėkmingas, turiu kalendorių specialų ir žymiuosi tiesiog, ar vartoju alkoholį ar nevartoju, kokį kiekį vartoju. Ir galima net tą dieną įsivertinti 10-balėj sistemai, tarkim, nuo 1 iki 10, kaip man sekėsi. Tai va, tai sėkmės tikrai yra svarbus šiame etape, kad žinočiau, kad kaip viską man pamatuoti. Kai turim aišku tikslą, aišku sėkmės kriterijų, tai tada turim susirinkti visą mums reikalingą informaciją sprendžiamų klausimų. Informacijos per daug nebūna, tai tinka ir artimųjų patirtis, gydytojų, kitos srities profesionalų patirtis, informacija internetinėje erdvėje, kuri yra iš patikimų šaltinių, knygos ir taip toliau ir panašiai. Kai susirenkam daug informacijos, mums dar lengviau yra įsisąmoninti problemą ir daug greičiau yra randamas sprendimas. Taigi, tas etapas labai svarbus, mes renkam informaciją, ją analizuojam, žiūrim informacijos trūkumus ir privalumus ir išsirenkam mums tinkamą sprendimo būdą. Šitoj vietoj mes ieškom, kaip mums pasiekti savo tikslo, koks tai bus sprendimo būdas. Kai mes turim tikslų sprendimo būdą, daromės planą, planuojam, nutariam, kas turi būti atlikta. Kaip ir minėjau, man labai patinka tas pavyzdys su cholesteroliu. Tai žmogus turi sėkmės kriterijų, tą normalų cholesterolio lygį ir jis tada renkasi informaciją. Jisai įsiklauso, ką gydytojai sako, turi laikytis dietos, turi sportuoti, ten keli punktai. Yra, ką jis turi padaryti. Galbūt net pradžioje ir vaistus pavartoti. Tai jisai turėdamas visą tą informaciją, nusprendžia, kurios dalies jisai imsis. Jisai nusprendžia, tarkim, kad jisai laikysis dietos, kad jisai kreipsis į specialistą, į dietologą ir laikysis dietos. Tai tada, kai jisai turi šitą sprendimo būdą, tada jisai planuoja, jisai susiieško jam tinkamą dietologą, galbūt net psichologą, nes kartais mitybos sutrikimai labai dažnai eina kartu su psichologiniam problemom, tarkim, užkandžiavimas gali būti lygiai tokia pat priklausomybė, kaip ir priklausomybė nuo alkoholio ar nuo kitų medžiagų. Persiplanuoja savo darbo dieną, kad turėtų laiko pasigaminti sveikus užkandžius, sveiką maistą, galbūt užsiprenumeruoja maistą į namus, dabar yra tokia galimybė, tokia prabanga ir taip toliau. Tai žodžiu, jisai turi sprendimą, dietą jo, gyvenimo būdo pokytis per
sveiką mitybą ir jis tada dėliojasi papunkčiui, ką jis turi padaryti. Kai jis turi aiškų planą, jis tada imasi veiklos, pagal tą planą jisai dirba, kreipiasi į dietologą, dietologo klauso, darosi valgyti ir taip toliau ir panašiai, žodžiu, veikia. Kuo geriau susiplanuosim, tuo mums bus paprasčiau veikti. Tai man labai patinka pavyzdys galbūt su kelionė. Turim tikslą, ane, esam pavargę, problema yra, esam pavargę, norim pailsėti, turim nusiteikimą per atostogas tikrai adekvačiai gauti poilsio ir tikslas būtų grįžti iš atostogų pailsėjus, ne? Ir poilsis norim, kad būtų užsieny, tarkim, kur šilta. Tai sėkmės kriterijus būtų galima jį kažkaip pabandyti ir įsimatuoti, tarkim, nesu mieguistas po atostogų, esu energingas po atostogų. Na, čia toks truputėlį gal subjektyvu, bet galima kažkaip pagalvoti, ne? Dabar, kad ta mano kelionė, mano poilsis būtų tikrai efektyvus, renkuosi informaciją, tarkim, jeigu keliauju į užsienio šalį, renkuosi informaciją apie tą šalį, perkuosi bilietus, žiūriu, ieškau patogios vietos, kur nuvyksiu, kad viskas jau, kai jau atvykstu į tą šalį, man viskas sklandu ir aišku, turiu planą ir aš pagal tą planiuką dirbu, ne? Tiesiog lyg ir ilsiuosi, bet aš turiu suplanuotas veiklas. Tai va, imuosi veiklų ir jeigu tikrai viskas sklandu, turbūt analizuojant efektą, pamatysiu, kad man pavyko pailsėti. Dabar įsivaizduokit, turim nusiteikimą pailsėti užsienio šaly, tikslas, kad grįžus turėti energijos, būti nusiteikus darbiniai veiklai, na, sėkmės kriterijus ir būtų turėti energijos, ne? Ir tada aš praleidžiu šitą punktą, arba nelabai gilinuosi informaciją, tada nepasiplanuoju ir, iš esmės turiu nusiteikimą, tikslą, sėkmės kriterijų, bet tuos 2 punktus praleidžiu, susimetu į lagaminą daiktus kelis ir keliauju į tą šalį. Na ir faktas, kai atvykus tą šalį reikės viską spontaniškai galvoti, organizuoti, bus tikrai pakankamai sudėtinga, tai gali atimti energijos, tai gali sukelti streso ir efektą mes turėsim netgi priešingą. Nekalbu apie žmonės, apie tą mažą žmonių dalį, kurie tikrai yra adrenalino fanatikai ir jiem galbūt toks kelionių tipas tinkamas, bet paprastai tai tikrai daugumai žmonių suplanuota aiškus planas tikrai padeda labiau pailsėti, kad ir kaip tai bebūtų keista, atrodo, poilsis turėtų būti kažkaip laisvai ir taip toliau, bet jeigu mes pasiplanuosim, tai tikrai pasieksim to tikslo. Na ir veiksmų analizė tikrai labai labai svarbus punktas, analizuojame kryptingai, turint tikslą gerinti ir tobulinti veiksmus. Ir labai šitas momentas labai svarbus yra ir tam, kad nepasiduotumėm tokiam neigiamui ruminavimui arba savigraužai, savęs atrajojimui tokiam kaip ir, ne, nes kaip tas atrodo, tarkim, laikosi žmogus, nusprendžia, jaučiasi žmogus gerai, blogai, neturi energijos, įsikėlė tikslą susigrąžinti savo normalų kūno svorį, sėkmės kriterijus galbūt kažkoks kilogramų skaičius, jisai renkasi informaciją, planuoja, viską lyg ir veikia jisai objektyviai, kalendoriuje žymisi, kaip valgė, ar buvo paslydimų, vertina kiekvieną dieną 10-balėj sistemoj, man pavyko, nes neužkandžiavau, tarkim, saldumynų nevalgiau, kokių miltinių nevalgiau, patiekalų ir panašiai. Viskas jam kaip ir sekasi, bet štai ateina kokios kalėdos ar Velykos, didelė šventė, šeimos šventė ir, na, tai būtų toksai socialinis trigeris, socialinis dirgiklis, kuris sako, spaudžia, tai ką čia dabar šeimos nariai gali spausti, ką čia dabar nevalgai, baltos mišrainės ar tenai kokio pyrago, ne? Ir žmogus paslysta. Ir paslysta taip, kad ten porą dienų jisai valgo, nebegali sustoti ir lyg ir gera, bet ilgalaikiai perspektyvai žiūrint, tai yra blogai, nelabai gerai, nes jis turi tikslą kitą.
Ir tada neretai žmogus pradeda save griaužti ir griaužt labai stipriai. Na, tarkim, man kaip visada, jau aš ne pirmą kartą čia taip paslystu, jau kai paslystu, tai jau ir nebesugrįšiu, ir jis ten naktį pabunda išpiltas šalto prakaito ir jam visokių minčių, pagalvojo, atrajojo ir vėl ir taip toliau ir panašiai. Tai tas toksai ruminavimas nieko gero neduoda ir tokią mintį labai svarbu stabdyti ir pasakyti sau, ei, pala, bet aš turiu gi planą, aš turiu kalendorių, kur aš tiksliai žymėjausi, jeigu kalendorius neturiu, aš bandau prisiminti, stop, stop, stop. Taigi aš visą šitą laiką maitinausi labai sveikai ir viską gerai dariau, dabar tik tai buvo 3 dienos paslydimas, bet aš po tų 3 dienų grįžtu namo ar ten išleidžiu svečius per duris ir vėl grįžtu prie savo plano. Tai va, tai tas objektyvumo, aiškaus tikslo turėjimas, ko aš siekiu, objektyvaus vertinimo turėjimas labai labai svarbu, kad mes išvengtumėm to paslydimo, tos savo tokios savigraužos ir svarstymo, kodėl, ir tas tikrai labai, 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 labai reikia save stabdyti ir sakyti, stop, aš čia jau kažkaip save griaužiu. Ne? Keliaujam toliau. Tai kaip tas procesas atrodo, kai mes turim kokią ar priklausomybę arba tokį labai svarbų dalyką, veikiam paprastai, turėtumėm veikti pagal tokią schemą. Pradžio būna etapas iki svarstymo, kai mes dar svarstom, ar čia reikia, ar norim prasidėti, motyvacijos, iki svarstymas yra kai jau svarstom, ar čia reikia prasidėti, gal nereikia, iki svarstymo tai toksai, kai mes nematom problemų. Svarstymas, kai mes dar tik sprendžiam, ar mes norim imtis, tai tada jau būna apsisprendimo etapas, apsisprendžiam ir pradedam ruoštis veikti, jau planuojamės ir imamės veiksmų formuoti naujam įpročiui, tai pagal tą visą ciklą, ne? Tada yra stadija pokyčių palaikymas. Mes galų galia tą ciklą praeinam, bet mums labai svarbu vėl persiplanuoti, kaip aš tos pokyčius palaikysiu, nes, tarkim, ir dietos, ir priklausomybės nuo alkoholio, nuo kitų medžiagų būna, kad liktais ten kažkokius metus atsilaikau, bet jeigu tų pokyčių nesuplanuosiu, kaip palaikyti, gali būti, kad atkrisiu, bus atkritis ir vėl reikės, atkritis reiškia, kad vėl turėsiu per naujo perėti tą visą savo planavimą ir visą valią vėl sudėti, kad aš pasiekčiau to gan ambicingo tikslo. Tai stabilus pokyčiai būtų tikslas. Stabilus pokyčiai tai yra pokyčiai, kurie tęsiasi metus, 2, 3 ir visą mūsų gyvenimą. Ir mes netgi pamirštam, kad mes turėjom šitą problemą kažkada, nes mes jau keliam kitus tikslus, žiūrim, kaip dar labiau patobulinti savo gyvenimą, savo kasdienybę. Tai tikrai siūlau dabar stabtelti šito video medžiagą ir pabandyti identifikuoti savo problemas, su kuriomis dabar susiduriat. Pasidarykit 10 punktų sąrašiuką, kokios problemos jums dabar yra aktualios, kas jums yra svarbu šiuo metu ir galit net ir pasvajoti, ne? Ir vieną problemą tokią įsirinkite, kurią norėtumėt spręsti dabar, nes dabar kalbėsim apie tai, kaip pasiplanuoti. Tai galit mintise turėti arba stabtelti ir netgi susirašyti pagal tą planą ir pabandyti ją išspręsti. Tikrai naudingas įrankis. Prieš sprendžiant, imantis problemos sprendimų, kaip ir minėjau, labai svarbu nusiteikimas, labai svarbu yra motyvacija ir problemos išsianalizavimas. Tai tarkim, galim pasibraižyti netgi problemų žemėlapį. Tarkim, turim problemą, moteris neturi darbo, bet ji nori dirbti ir tada narsto po kaulelį tą jos problemą. Praeities patirtis ir priežastis būtų tokios: pasiūlymų iš draugų, kvietimų iš darbdavio, socialinio darbuotojo teikiama informacija, kartą atleista iš darbo, kritiškas vyras, jos yra motina, nenuvyko nei į tą darbo vietą. Aplinkybės: moteris yra 45 metų amžiaus.
Moteris 45 metų, augina 3 vaikus, socialinis nerimas jai būdinga stiprus gėdos jausmas, kritikuojanti mama, ironiškas vyras, skausmingai atleista yra iš paskutinės darbovietės. Na ir jai iš to kyla įvairių minčių, tai kad aš kvaila, kad aš nieko negalėsiu pasiūlyti, niekam aš neįdomi, kompanijos nori jaunų žmonių. Na tai tokios mintis, kurios atbaido ją imtis kažkokių adekvačių veiksmų ir tas mintis reikėtų iš tikrųjų perprogramuoti ir galvoti tiesiog kitaip, automatiškai, matyt, ne. Taigi netiesa, 45 metai tai dar tikrai nėra tas amžius, kada darbdaviai nepageidautų tokio žmogaus, na ir panašiai. Bet jinai užsikabinus už tų minčių elgiasi taip, kad vengia eiti darbo pokalbius, skundžiasi vyrui, kritiška vaikams, tokia pikta, visą save kritikuojanti. Ir problema jos didžiausia yra ta, kad jinai dienos metu vartoja migdomuosius vaistus, tai yra turi priklausomybę nuo receptinių vaistų, nuo receptinių medikamentų. Į tai reaguoja kūnas, tai raumenų įtampa, skausmai pilve, pykinimas ir visa tai kelia jai pasekmes tiek trumpalaikės, tiek ilgalaikės. Trumpalaikės tai būtų, kad kartais teigiamos yra tokios, kad kartais gauna pagalbą iš vyro, tėvų, tai mažina stresą, neigiamos tai pyktis į save, jinai jaučiasi bejėgiška, finansiškai priklausoma, nenori šitaip jaustis. Ilgalaikės pasekmes būtų, kad kiti perima atsakomybę, daugiau atsakomybių, daugiau rūpinasi namais, neigiamos, tai reziumuojant yra depresija, žema savivertė, bloga atmosfera namuose, vienišumas ir savo nuomonės neišsakymas, tokie užsigniaužus savo tose mintyse ir tikrai nelabai efektyviai gaunas tas toksai, tiesiog problema yra tokių sustovėjusi ir nesprendžiama. Dabar jeigu norime įspręsti problemą, labai naudingas įrankis yra tai problemų sprendimo schema. Visada naudinga yra pasirašyti, turėti planą, tą taip kažkaip pateikti, kad būtų mums aišku ir būtų matoma. Visada užrašyti tikslai yra daug lengviau įgyvendinami. Buvo darytas tyrimas su žmonėmis, kurie norėjo pasiekti, laikėsi dietos, nes turėjo nutukimo ligą, jau pakankamai rimtą problemą, ir jas taip, viena grupė žmonių rašėsi ant popieriaus savo planus, tikslus ir kasdieną sekė kalendoriuje, kaip jiems sekasi. Kiti žmonės nieko nesirašė, tiesiog laikėsi plano, dietos. Ir antroji grupė, kur nieko nesirašė, tiesiog ėmėsi veiksmų, jiem pasisekė prasčiau negu tiem žmonėm, kurie savo veiksmus fiksavo ir kasdieną kaip ir pasiteikinėjo savo ataskaitas. Tai visą laiką labai svarbu. Kaip atrodo problemų sprendimo schema? Tai problema, pirmas punktas, išsikeliam problemą, kurią norim spręsti, parašom, kokia tai problema, kodėl jūsų manymų tai problema. Ir 3 punktai, kas pasikeis, jeigu ta problema bus išspręsta jūsų manymų. Dabar antras punktas būtų, koks mano tikslas. Tikslas aiškus, ko aš siekiu, tikslus pamatuojamas, nusistatom sėkmės kriterijų, kaip mes pamatuosim, kad mes po metų, po pusmečių sugrįždami tą situaciją, kad matysim, ar tikslą mes pasiekėm. Trečias punktas yra minčių lietus. Siekiant tinkamam sprendimui gauti, tai tiesiog susirašom visas mintis, renkam informaciją, susirašom visas mintis, kurios mūsų manymų tinka šitam tikslui pasiekti. Tada tas visas mintis analizuojam pagal privalumų trūkumų prizmę, rašom privalumus, rašom trūkumus, tarkim, laikausi dietos ir dabar laikantis dietos man svarbu kažkaip noriu valgyti sveikai. Ir tada minčių lietus, kaip tą daryti. Gamintis pačiam, užsisakyti maisto prenumeratą,
valgyti kavinėse, nu ir tarkim, galimas mintis būtų tokios, tai tada vertinu tuos sprendimus, tai tarkim, jeigu gamintis pačiam privalumai mažiau kainuos, bet trūkumai atims daugiau laiko. Maisto prenumerata, privalumai tie, kad man visiškai nereiks rūpintis, sveiką maistą man atgabens į namus, trūkumai, kad labai, labai daug kainuos. Na ir taip toliau ir panašiai. Tada įsirenkam iš tų minčių lietaus tinkamą mums sprendimą ir planuojam, tada praktiškai veikiam, įgyvendinam ir vertinam to, ar mums pavyko ar nepavyko. Tai paimkim dabar tokią situaciją su priklausomybė. Turim Mantvydą, 42 metų. Jis yra vienos perspektyvios gamybinės įmonės steigėjas ir vadovas, jis nuolat patiria stresą, dėl ko sunkiai užmiega vakarais, todėl kiekvieną vakarą, tai darbo dienomis, siekdamas atsipalaiduoti, išgeria po 2 skardines alaus. Kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį vyras leidžia laisvalaikį su šeimos draugais arba su verslo partneriais, vartodamas alkoholį ir išgeria apie 700 litro viskio. Poreikio tokio klyk sveikatai taisyti ryte ir nėra, tačiau dėl tokio vyro atsipalaidavimo vakarais ir laisvalaikio leidimo būdo savaitgaliais pyksta žmona, jo paaugliai vaikai, nes kelis kartus per mėnesį Mantvydas prisigeria tiek, kad nebeprisimena išgertuvių aplinkybių, grįžęs namo kelia balsą, elgiasi grubiai, tai gąsdina žmoną ir vaikus, jis pats po kiekvieno savaitgalio jaučiasi kaltas prieš šeimą ir prieš savo darbuotojus įmonėje, nes ir pastebėjo, kad pradėjo daryti klaidas grįžęs į darbą savaitės bėgyje. Jis kelis kartus bandė keisti situaciją ir alkoholio atsisakyti pats, tačiau tuomet vakarais jam nepavykdavo užmigti. Prasidėjo nesusipratimai su verslo partneriais, su kuriais alkoholis vartojamas savaitgaliais. Taip pat jam psichologiškai tą padaryti yra sunku. Pats jis dėl didelio darbų krūvio, įtampos darbe jaučiasi nerimastingas, nekantrus, nervingas, įkankina nemiga, beprasmybės jausmas, nuo įtampos skauda visą kūną. Kartą po savaitgalio išgertuvių jis sėdo už vairo, vyko reidas, jį sustabdė policija, alkotesteris parodė 1 promilę alkoholio, žmona supyko, pradėjo grasinti skyrybomis, jis myli savo žmoną ir vaikus, nenori skirtis ir nori pagaliau vėl gyventi normalų gyvenimą, tik jis nori nustoti vartoti alkoholį, nes jisai mato, kad yra daug socialinių problemų, kurias įtakoja būtent jo alkoholio vartojimo įpročiai žalingi. Mantvydas sėda braižosi žemėlapį. Problema, kad jis yra priklausomas ir tai sukelia socialinės problemas, pykčius su žmona, verslo partneriais, vaikais, agresija, automobilio vairuotojo pažymėjimo netekimas. Jis nori nustoti vartoti alkoholį, žiūri savo praeities patirtį, žmona ir vaikai nori, kad jis nustotų vartoti alkoholį, kelis kartus bandė nustoti vartoti pats, bet nepavyko. Aplinkybės yra tokio, kad jis yra perspektyvios įmonės vadovas, verslininkas, jis yra pasiturintis, taip pat greičiausiai pasižymi ir stiprią valią, nes vadovauti įmonį jos reikia, jaučia kaltę ir supranta, kad turi problemą. Supratimas, kad yra problema, yra labai labai stiprus motyvas tą problemą ir spręsti labai dažnai. Emocijos, pats jis dėl didelio darbų krūvio įtampos darbe jaučiasi nerimastingas, nekantrus, nervingas, kankina nemiga, beprasmybės jausmas. Ir kūnas reaguoja į skaudą visą nuo įtampos. Taigi jisai galvoja, jam kyla mintise, turi tikslą, jisai kelia tikslą, prabėgo skaidrė. Visi mato problemą, kad dėl alkoholio vartojimo jam kyla socialinės problemos. Jis nori visiškai nustoti vartoti alkoholį, pradėti nuo rytojaus ir jau po pusės metų būti visiškai atsisakęs. Ambicingas tikslas, pradedu rytoj, geriausiai visada pradėti šiandien, bet okei. Ir jau rytoj būti ir jau po pusės metų būti visiškai atsisakius alkoholio. Tada jisai galvoja, jo galvoje kyla daug minčių, kaip jis tą galėtų pasiekti. Tikslas yra tas išgryninti mintis per pliusų, minusų prizmę, trūkumų, privalumų ir įsirinkti tą vieną sprendimo būdą, kuris būtent tiktų jam. Tai yra labai svarbu, kad žmogui tiktų tas sprendimo būdas, kad jis būtų priimtinas, nes ir dėl to priklausomybių problemų negali už mus nuspręsti
kaip jas mes spręsim kiti žmonės, nes kitam žmogui atrodo visai kitaip. Kitas žmogus gal turi tenai valią atsilaikyti nuo alkoholio, pats nueiti anoniminius alkoholikus, o kitam reikia detoksikacijos. Vienas gal mėgsta grupinę terapiją, o kitam nejauku kalbėti prieš kitus. Tai labai svarbu, kad sprendimo būdas, kad motyvacija būtų vidinė ir sprendimo būdas tiktų būtent tam žmogui. Na ir Mantvidui kyla labai daug idėjų nuo iki, nuo bandysiu pats, prašysiu pagalbos šeimos iki priklausomybių ligų centro. Ir jis tada rašosi visas tas mintis ir bando išsiaiškinti, kuri mintis būtų jam priimtiniausia. Tai pirma mintis bandysiu pats. Jis daro jos analizę. Privalumai, niekam nereiks nieko aiškintis ir nieko sakyti, tyliai gražiai susitvarkysiu su savo problema, nesugaišiu laiko gydytojam, neišleisiu pinigų, su nieko nereiks kalbėti, tiesiog sukaupiu valią ir nustoju vartoti alkoholį. Trūkumai. Pats bandžiau, nepavyko, kritiškas, iš tikrųjų, kelis kartus bandė ir jam nepavyko. Man reikalinga šeimos, artimųjų ir netgi verslo partnerių supratingumas, parama, nes kitaip bus sunku atsilaikyti, kai verslo partneriai siūlys. Ne? Kitas punktas būtų jo mintis kita, keisiu laisvalaikio pobūdį sveikesnėmis alternatyvomis, ypač savaitgaliais. Teks įtraukti šeimą, privalumas, jie bus laimingi, skirsiu jiems laiką, galbūt pavyks susitaikyti su žmona. Tai būtų toks vienpusis privalumas vertinimas. Jeigu mes tik žiūrėtumėm privalumus, tai atrodytų, kaip puiku ir idiliška. Tačiau jisai prisimena, kad nėra vėlgi čia garantuotas būdas jo, nes ir jam pačiam reikės daug valios ir čia šeimai trauks, o išgėręs jis būna nervingas, nerimastingas, piktas ir bijo, kad visiškai gali suabejoja ir galvoja, kad gali sužlugdyti santykius su žmona, susipykti su vaikais. Kitas punktas, prašysiu šeimos paramos ir vėlgi privalumai tie patys, nesugaišiu laiko gydytojam, neišleisiu pinigų, bet vėl dėl tų pačių minčių, kad jis nervingas, dirglus ir kad tai tikrai didelė atsakomybė, nenori jas užkrauti šeimai. Kodavimas, čia vienas draugas sakė, kad kodavimas labai gerai, iš tokios serijos jau kalbėjom apie tai, kad tai nėra nei legalu, nei patvirtinta mokslu, bet jisai analizuoja šitą būdą, nesugaišiu laiko gydytojam, neišleisiu galimai. Pliusas privalumai yra, kad galimai padės iš karto, bet tai vėlgi jis mato, kad tai nelegalus būdas, kainuoja, dauguma užkoduotų žmonių atkrenta ir vėl geria, ir nemažai tokių yra ir jo draugų tarpe, kurie kurį laiką būsiu kodavę, bet ir toliau sėkmingai vartoja alkoholį. Gydymas lazeriu, vėlgi, pliusai panašus, greitas, efektyvus metodas, bet jis irgi toks pat lygiai abejotinas, labai kažkas artimo kodavimui, tai tikrai nereikėtų, nerimtas metodas, jis atmeta jį. Priklausomybių ligų centras, tai privalumai, profesionali visapusiška pagalba nuo psichologinės grupinės terapijos iki medikamentinio gydymo abstinencijos metu. Trūkumai atims daug laiko, reiks daug dirbti su savim, reiks pasakyti šeimai, verslo partneriams, nes reiks atsitraukti nuo darbo, gali ten nebūti vietų taip greitai, kaip jis nori. Ne? Privati ligoninė, kur gydomi priklausomi žmonės, tai tie patys privalumai, tik tikisi jisai, kad ten galės greičiau patekti. Ir vėl minusai tie patys reiks atims laiko ir dar plus reiks pasakyti visiems ir dar plus kainuos pinigų. Anoniminio alkoholikų asociacija, kuri beje šiandien švenčia 90 metų jubiliejų, tai profesionali, garantuota pagalba su ilgalaikiu palaikymu, anonimiška, daugam padėjo, tikrai tūkstančiai žmonių visam pasaulyje šios organizacijos dėka ir atsisakė alkoholio. Ir tai nekainuoja, bet tai žinoma atima daug laiko, reiks daug dirbti su savim, reiks pasakyti šeimai, minimum šeimai ir verslo partneriam. Kitas dalykas, reiks reiks lankyti tas grupės ir panašiai. Kita jo opcija yra privatus psichoterapeutas dirbantis su priklausomais žmonėmis. Vėlgi tai profesionali pagalba, jis galvoja, kad turi psichologinių problemų ne tik su alkoholio vartojimu, bet ir su stresu, su santykiu su žmona, kurie kyla ne tik dėl alkoholio, bet nereiks atsitraukti nuo darbo, privatu, ir jam toks kaip ir tinkamesnis būtų bendravimas viens ant vieno. Kainuos daug,
labai daug. Reiks dirbti su savim, atims daug laiko, greičiausiai bus sunku įveikti tą abstinenciją. Ir bus piktas ir nervingas. Prisiminiau prie anoniminių alkoholikų trūkumas yra tas, kad jisai neapima detoksikacijos ir žmogus atėjęs į tą anoniminių alkoholikų asociaciją turi būti kurį laiką nevartojęs alkoholio, ne visiems tai pavyksta. Tinkamo sprendimo įsirinkimas ir pagrindimas, jis įsirenka privačią ligoninę, kur gydomi priklausomi žmonės, kaip ir minėjau, pinigų jisai turi, gali skirti šitą investicijai. Jisai tikras yra, kad sulauks profesionalios gydytojų pagalbos, visapusiškos, jis galvoja, kad jiem visgi reikia detoksikacijos ir galbūt net labiau labai svarbu, kad laikinai atsiriboti nuo aplinkos, iš vienos pusės, kad žmona, vaikai nematytų jo dirglaus ir nebūtų to spaudimo vartoti alkoholį ir taip jis galvoja, kad jam būtų geriau ir jis myli savo šeimą, žmona nenori, kad jie matytų jį tokį, mano, kad jam reikia detoksikacijos. Ir jis nusiteikimą turi labai rimtą ir visiems laikam nori atsisakyti alkoholio. Taip pat galvoja, kad pliusas yra, kad bus priverstas viską pripažinti darbovietėje, verslo partneriam, nes turės atsitraukti nuo darbų kurį laiką, tai ir bus proga pasakyti, kad jis rimtai gydosi šitą problemą. Žino, bus gėda, nepatogu, bet iš kitos pusės visi žinodami galbūt labiau ir palaikys, nespaus ir panašiai. Ir privalumas, žinoma, tos ligonės, kad ir grupinė terapija, ir psichologai, ir medikamentinis gydymas. Tai planas jo toksai, sukaupiu drąsą, atsiprašau žmonos, prašau jos kantrybės ir pagalbos, ko gero sunkiausia plano dalis, nes žmona labai pikta. Susirandu tinkamą ligoninę, susitariu dėl galimybės gydytis, išsirinktoji ligoninė, visus aspektus praktinius išsiaiškinu, ką man reikia turėti, gal siuntimą, gal šlepetės ir halatą, praktiniai dalykai, pasikalbu su savo darbuotojais, verslo partneriais, susiplanuoju, deleguoju darbus, kol vyks gydymas. Negaliu taip visko palikti namuose, susiplanuoju ir namų veiklas, kas padės žmonai, kol laukia vizito į gydymo įstaigą, imuosi jau veiksmų ir pats, nes noriu nuo rytojaus pradėti, tai išmetu visus gėrimus esančius namuose, kad nebūtų pagundų, nes laukiu greito rezultato, galbūt vengiu praeiti pro barus, pakeičiu savo kelių kryptis, gali būti plano dalis, pasakau draugam, verslo partneriam, jeigu tai tas, kad sergu, negaliu atvykti į susitikimą savaitgalis ir panašiai, tiesiog susigalvoju daug tokių dalykų, kaip aš išvengsiu tų situacijų ir nevartosiu alkoholio ir savarankiškai. Ligoninėj laikosi žmogus gydytojų nurodymų. Tai dabar kaip atrodo jo problemų įgyvendinimas? Įgyvendina savo pasidarytą planą, viską tvarkingai, žmona pyksta. Prisimenam, pirmas plano punktas pakalbėti su žmona, kelia ultimatumą, kad jį po pusės metų nematys jokio rezultato, kreiptis į skyrybų advokatą. Žmona rimta ten tokia, tikrai dar vienas stimulas pakankamai stiprus ir žino jisai, pyksta ant jos, bet ir supranta, kad yra žadėjęs viską baigti daug kartų. Priima jos šitą ultimatumą, verslo partneriai ir bendradarbiai tokie supratingesni, pasirodo, kad ir tarp jų yra žmonių turinčių problemų, vienas iš jų irgi nusprendė kreiptis į privatų psichoterapeutą. Darbus pavyko susitvarkyti taip, kaip kad iš dalies dirbs nuotoliu, delegavo, ką reikėjo, ką negali nuotoliu pasidaryti, ir susirado tinkamą gydymo įstaigą ir pavyko išgyventi pakankamai tą sunkų laikotarpį be alkoholio, dalyvavo grupiniai terapijai, dirbo privačiai su psichologu. Ir vertinasi, jam pavyko atsilaikyti iš tikrųjų labai sėkmingai, nedaugeliui tai pavyksta, kad pusę metų taip ir nevartoti alkoholio, valia žmogaus yra tikrai geležinė. Žmona, vaikai daug geriau pats jaučiasi, mato, kad santykiai su žmona tvarkosi, tai tas socialinės problemos, dėl kurios jis kreipėsi į gydymo įstaigą, mato, kad gerėja. Ir problema tai buvo ta, kad alkoholis sukelia socialinės problemas, kad jam sunkiau dirbti, kad jam sunkiau susikaupti ir kad pykstasi su žmona, kad pyksta žmona, jis rėkiant, pykstant vaikų ir taip toliau. Dabar jisai imasi antro plano. Vėl jisai
kaupiasi, nusiteikinėja persiplanuoti savo gyvenimą. Viena iš plano dalių tai yra, kad lankytis pas privatų psichoterapeutą, nes, kaip ir prisiminkim tą schemutę, kad nebūtų atkryčio, reikia perėti palaikymų stadiją. Tai jam palaikymas yra psichoterapeutas, kitiem dažniausiai žmonėm būna palaikymas anoniminių alkoholikų asociacija, kad užfiksuoti šitą savo planą. Jis vis dar neatranda, kuo pakeisti savo laisvalaikio, tai bandys sportuoti, tai bus kitas planas, kaip pakeisti laisvalaikį. Tai vėl jis rašysis mintis ir panašiai. Tai toksai būtų principas. Dabar galim pabandyti ir patys, kaip ir minėjau, reikia įsirinkti problemą, tai sudaryti problemų žemėlapį, įsianalizuoti problemą, atrasti motivaciją ir sudaryti problemų sprendimo schemą. Susirašyti tiesiog problemą, pasirašyti savo tikslą, aišku, konkretų, minčių lietų, išsianalizuoti viską ir tiesiog turėti planą savo problemai spręsti. Kalbėdama apie Mantvydą labai daug kalbėjau apie specialistus, tikrai norėjau peržvelgti, kad yra daug galimybių, kas gali mums padėti, kur kreiptis. Konkrečiau tikrai visada rekomenduoju į pirminį tą lygį, į poliklinikos psichiatrą, priklausomybių ligų specialistą ar tiesiog šeimos gydytoją, kad jis nukreiptų, ką man daryti, turiu problemą, esu priklausomas ir tai gali būti pirmas tas taškas ir daryti tą su specialistais. Jeigu tai nėra labai įsisenėjus problema, žalingas vartojimas daugiau arba toksai vienas žingsnis į priklausomybę, lyg tie simptomai fiziniai abstinencijos yra, lyg ir nerimas neišgėrus yra, bet dar nėra ta problema labai tokia gili, tikrai galima tiesiog savo jėgomis imtis ir išspręsti šią problemą. Tai norėčiau pakomentuoti kelis įrankius, kas jums galėtų padėti. Tai dabar žiūrėkit, turim vartojimo elgsenos grandinę, kaip paprastai atrodo. Tai yra trigeris. Trigeris yra stimulas, kuris kažkaip mus kaip kokia adatėlė baksteli ir mes įlendam į vartojimo elgsenos ratą grandinę. Tai tarkim, penktadienio popietę bendradarbiai pasiūlė prisijungti ir atsipalaiduoti bare. Tai bendradarbiai būtų tas trigeris. Jūs galbūt ten su lagaminėliu einat jau namo, darbuotojas sako, varom alaus. Tada jums kyla labai geros mintis, tiksliai, penktadienis, tikrai nusipelniau atsipalaiduoti, jaučiuosi linksmas, laimingas, kaip smagu, labai, labai gera mintis. Ir tada elgesys yra gėrimas ir nesuskaičiavau išgerto alaus, greičiausiai turiu tą problemą, kad nesukontroliuoju kiekio, išgėriau vieną bokalą, pagavau tą vadinamą kablį ir išgėriau daug daugiau negu planavau. Teigiamos pasekmes, kad buvo smagu, atsipalaidavau, kompanija faina, su draugais pabendravau, jaučiausi toks nepažeidžiamas ir sėdau, neigiamos pasekmes buvo tos, kad sėdau vairuoti, sustabdė policija, praradau vairuotojo pažymėjimą, atsirado tada automobilis man darbe reikalingas, kilo problemų darbe, finansiniai nuostoliai, problemos šeimoje, plus dar gėda ir taip toliau ir panašiai. Bet realiai trigeris buvo tai, kad trigeris tas daiktas, kuris užvedė mum, privedė prie minties, elgesio ir taip toliau ir panašiai, tokia taip atrodytų grandinė. Tai pradėti reikėtų nuo trigerio atpažinimo. Trigeriai gali būti išoriniai ir gali būti vidiniai trigeriai. Tai dabar aptarkim išorinius trigerius, išorinius stimulus. Tai gali būti konkretus laikas. Penktadienis, po darbo savaitės, malonu išgerti ir atsipalaiduoti. Vakare, po darbų, įprasta išgerti bokalą alaus. Įsijungiau žiūrėti filmą, ten tarkim šeštadienio vakarą ir atsinešu taurę vyno. Tai gali būti konkretus laikas, ne? Taip pat gali būti konkreti vieta, barai, klubai, draugų namai. Keliaujant viešbutį visada išgeriam. Sodyboje visada turim stipresnių gėrimų ir tikrai yra atvejis iš mano programos grupių dalyvių. Sako, važiuojam į pirtį ir žinau, kad ten bus geriama savaitgalį.
Tai ta pirtis tokia labai stiprus trigeris, ten pirtis pas tėvus, susirenka visa šeima, kiekvieną savaitgalį yra vartojamas alkoholis. Socialinė aplinka, žvejybos pasišildome, per krepšinio varžybas visada užsisakome alaus su draugais. Draugių tenai kokią susirinkusios su draugiam tapom, išgeriam taurę vyno, tai gali būti ta socialinė aplinka, ne? Socialinis spaudimas, draugai, partneriai, šeimos nariai, viršininkas. Na, pabando žmogus nevartoti alkoholio, prasideda, nevaidink švento, juk visada išgerdavai. Ką jau nebe draugas, už mano sveikatą neišgersi, ką čia su tavim negalima sugerti, sėdėsi čia ir vertinsi dabar mus, skaičiuosi, kiek mes išgeriam, išgerk su draugais, kaip visi, na, bus tas spaudimas. Ne, progos šventės, tai naujieji su šampanu, pakelkim taurę už jubiliato sveikatą, nežinau, vestuvės pernešim nuotaką per tiltą, išgerkim šampano, na ir taip toliau ir panašiai progos, ne, tam tikros. Vidiniai trigeriai tai yra tai, kas kyla mum iš vidaus, tai būtų liūdesys, tarkim, vienatvė, atstūmimo jausmas ir mintis tokios pagerėjęs, nesijausiu prislėgtas. Arba, tarkim, esu supykęs ir zlus ir galvoju, užsimiršiu, neimsiu galvą. Arba atvirkščiai nerimas, kažkokia gėda, kažkokia papuoliau į gėdingą situaciją, jaučiu kažkokią kaltę. Jausiuosi drąsiau, gal kaip nors atsipalaiduosiu, gal tai padės vidinis pavydas, atstūmimo jausmas, išgersiu ir užmigsiu, nereiks kankintis. Džiaugsmas, laimė, susižavėjimas bus dar smagiau, jeigu išgersiu alkoholį, ne, nuotaika bus dar geresnė. Nuobodulys tai tikrai labai yra toksai dažnas įvairių priklausomybių toksai kaip palydovas, nereikės galvoti, ką veikti. Arba ten būna, tarkim, kažkokį nuobodų darbą darai prie kompiuterio, įsipilsiu taurę vyno, išgersiu, atsipalaiduosiu, nebus taip. Bet iš tikrųjų tai yra nuobodu, reikia geriau kažkokią alternatyvesnę, sveiką alternatyvą galvoti. Ką daryti? Jeigu tai yra trigeris laikas, po darbo susiplanuoju kitokią elgesį. Ne, žinau, laikas bendradarbiai penktadienio vakare mane kalbins eiti išgerti alaus. Ne? Po darbo vakarais vykstu tiesiai treniruotę. Arba penktadieniais lankau mamą, pasikeičiu, kad tuo laiku darau kažką kitą. Vieta sodyboje nelaikom jokių alkoholinių gėrimų. Socialinė aplinka, pavyzdžiui, lankausi renginiuose, kur nėra galimybės vartoti alkoholį. Tai atsisakau turbūt žvejybų, kur apsišildama, randu naujų veiklų, kuriuose alkoholis nėra vartojamas. Socialinis spaudimas, repetuoju atsakymą, kaip pasakyti ne, kad šiandien nevartoju, ne, ačiū, tiesiog tai yra, reikia pasiruošti tam, susirašyti, pasirepetuoti, kaip aš pasakysiu. Ne, jeigu tikrai buvau iki šiol labai toksai puikus sugerovas, visų draugas ir dabar tikrai tai reikia, tam reikia repeticijos ir pagalvoti, ar čia humoro forma, rimtai ir panašiai, kaip aš pasakysiu, ne. Man labai patinka pavyzdys su Winstonu Churchilliu, kuris nesvietiškai daug yra posakių, labai yra likę daug jo posakių, tokių pasisakymų ir šmaikščių, ir gilių, ir rimtų, visokių, kur atrodo jis toks tiesiog degė humoro jausmu, tokiais taikliais pasisakymais, bet iš tikrųjų niekas, dauguma nežino, kad jis repetuodavo tuos pasisakymus prie veidrodžio labai ilgai, kad tai atrodytų tvirtai ir užtikrintai. Tai pasakyti ne, irgi reikia pasirepetuoti, pagalvoti, apgalvoti, taip, kad papuolus į tą situaciją nebūtų, tai šiandien negeriu, tai šiandien nenoriu, tai čia, ir tada tokie, nepavyksta dažnai, tikrai dažnai. Progos pasirenku renginius, kuriu naujas tradicijas. Tai tikrai, jeigu tai yra tradicija, kažkokie šventės, susijęs prie stalo, susikrauti butelius ir ten ir vartoti alkoholį, reikia keisti tą užsėdimo tradiciją. Gal keliauti kokiu, nežinau, į gamtą, pasivaikščioti, gal sportiniam veiklom, gal pavalgom ir išeinam kažkur, kažką veikti, gal žaidžiam kažkokius stalo žaidimus. Čia nuo žmogaus priklauso, kas ką mėgsta. Gal tai tiesiog reikėtų pergalvoti, kaip švęsti kitaip. Vidinius trigerius kaip įveikti, tai reikia juos suprasti, liūdesys, atpažinti emociją, išbūti su ja, kad man dabar liūdna,
kad kodėl man liūdna, bet neimtis tos kaip sprendimo būdo alkoholio, pyktis, mėginti išlieti pyktį, atliekant saugius fizinius pratimus, galbūt pykstu, bėgu geriau pabėgioti, ne, arba kažką ten, gal turiu kokią bokso kriaušę ir ją paboksuoju, jeigu tikrai pyktis yra tas trigeris mano vidinis, kažkaip sugalvoju, kur kaip tą pyktį kitaip, gal iškvėpuoju, pykstu, kvėpuoju, kvėpavimo pratimais. Nerimas atpažįstu irgi, kad tai, nerimauju, iš tikrųjų, matau, nerimauju, dėl to ir noriu išgerti, o ne dėl to, tai va, tą reikia pripažinti ir nuobodulys, atpažinti nuobodulį, įsivardinti ir, kitas pakeisti nuobodulį kitomis veiklomis, bet kurios būtų nežalingos ir malonios. Nuobodu noriu išgerti, gal geriau voniai pagulėti, kas būtų sveiku ir save dar pagiriu, kaip aš sveikai įveikinėjau nuobodulį. Arba ten einu kažką padirbėti, kažką išdrošyti, kažką nupiešti, kažką, nežinau, sukurti, kambarį pasitvarkyti. Bus naudingas, taip pagiriu, čia tai naudingas nuobodulio įveikimo būdas. Tai pavyzdys, labai svarbu fiksuoti, susirašyti, kaip ir minėjau, susirašysim, žymėsimės, daug lengviau bus įveikti. Tai tarkim, pasidarom tokią lentelę, išoriniai trigeriai, vidiniai trigeriai, tai išoriniai laikas vieta, tarkim, 19 valandą namuose ruošiama vakarienė, arba ten susėda visi žiūrėti kino filmo ir aš tada užkandžiai ir vynas ar alus, ne? Restoranas, grilius pakūrimas, darbas savaitgalį kieme. Socialinė veikla, vakarinis išėjimas į miestą su draugais, komandiruotė su bendradarbiais, ir jau taip socialiai priimtina, kad, bus išgertuvės. Socialinis spaudimas, nevaidink čia švento, tai kas čia tau dabar, kodėl tu čia dabar sugalvojai ir taip toliau. Progos, nauji metai, jubiliejai, gimtadienį ir panašiai. Vidiniai trigeriai, mintis, emocijos, pyktis, nusivylimas, stresas, įtampa, vienatvė, nuobodulys, fizinė savijauta, nugaros skausmas, nemiga ir tai irgi gali būti vidinis trigeris. Dabar potraukis vartoti yra įprastas reiškinys veikimo procese. Nebus taip, kad nusprendėm nevartoti ir taip iš karto ir nevartoja, nejausim potraukį ir tai tikrai yra viskas su tuo gerai, tai nėra nesėkmės požymis, kad mes labai norim. Potraukis trunka ribotą laiką, kelias minutės, neilgiau kaip valandą ir tą reikia suprasti, noriu išgerti, kad tai truks iki valandos viskas, nedaugiau ir praeis. Potraukis, nusiduokit, kaip vandenyno banga stiprėja, auga iki tam tikro taško, o po to pradeda mažėti, išnyksta ir netrunkam, arba kaip kopimas į kalną. Įkopti sunku, užkopiam, tada leistis daug lengviau yra, ne? Reikia tikėtis, kad potraukis karts nuo karto atsiras ir pavyks su juo susitvarkyti, kai tą suvoksim. Potraukis tik stiprėja, kai jam pasiduodam ir jį maitinami. Čia labai geras toks pavyzdys su niežuliu. Žiūrėkit, niežti įkanda uodas niežti, jeigu kasysim, tai ir niežties labai stipriai, bet jeigu susikaupsim ir to nedarysim, tuoj tas niežulys ir praeis. Tai ir čia tas pats. Jei bus nepatenkintas potraukis, tai jis nusilps ir tikrai dings kaip ir tas niežulys. Tai prisiminkit, kad čia kaip su to uodu. Dabar, kaip patirite potraukį? Kūno pojūčiai gali būti krūtinės veržimas, spaudimo jausmas, skrandžio spaudimo jausmas, žandikaulio įtampa, pečių įtampa, pakilę pečiai, širdies plakimas jaučiamas, skonis burnoje, emocijos, neramu, dirglumas, nekantrumas, susižavėjimas, nuojauta. Ir mintis, man būtina išgerti, turiu išgerti, jei neišgersiu, išprotėsiu, negaliu to kontroliuoti, suvaldyti, ta mintis mane persekioja, negaliu pasislėpti nuo šito noro išgerti, tai tokios gali būti mintis. Taip, dabar kokios būtų potraukio suvaldymo strategijos, tai tinka, žinokit, ne tik alkoholio vartojimui, tai tinka ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimui, tai tinka ir norui užkandžiauti, norui skrolinti, visom kitom priklausomybėm, kurios mus įtraukia ir mes patiriam dėl to socialinių problemų. Pajutus potraukius svarbu neįsigąsti ir išlikti ramiam, ir suvokti, o ne, noriu labai, ne? Nesvarbu, kur esat, ką darote, raskite būdą pasišalinti iš tos situacijos, svarbiausia fiziškai atsiriboti nuo pagundos ir duoti savo laiko priimti. Atsiminti, kad potraukis yra laikinas, jis praeis per kelias minutes ar valandas, svarbu iš anksto numatyti situacijos, kurios kelia riziką. Tai tarkim, yra potraukis čia su to laiko apribojimu alkoholio, ne? Dėl ko buvo daugeliu žmonių nauda.
kurie priklausomi yra nuo alkoholio, tai kyla potraukis, nueinu parduotuvę, o ten neparduoda ir viskas. O seniau būdavo kyla potraukis, nusiperku ir vartoju. O čia jau toksai truputėlį ir praeina tas potraukis ir nebereikia. Tai va. Labai puikiai yra DARE technika, susidedant iš angliškų žodžių delay, avoid, replace, escape. Delay tai būtų atidėk, padaryk 10-15 kilo potraukis, padaryk 10-15 minučių pauzę prieš imdamasis veiksmo, laimima laiko, sąmoningumų, išminties, tokia kaip ir pauzė. Venk, tai būtų avoid, venk vietų ir situacijų, kurios sukelia potraukį. Pakeisk grįžimo namus kelią, kad nereiktų eiti pro barą, pro parduotuvę, kur parduodamas alkoholis. Replace būtų pakeisk, potraukio metu elgis kitaip. Perorganizuok savo, yra potraukis, nepasiduok jam, keiskis kitaip. Išeik pasivaikščioti, paskambink palaikančiam žmogui. Escape, pasitrauk situacijos, išeik iš parduotuvės, išeik iš kavinės, pobūvio, tiesiog išeik iš tos situacijos. Čia ir dabar. Galvojat, dalyvauja draugo pažįstamo vestuvėse, galvojat atsilaikysit, visas strategijas kaip ir bandėt, kaip ir pritaikėt, siūlo visi gerti, pasakėt kaip ir ne, įsipylėt vietoj alkoholio vandens gerti, bet matot, negalite atsilaikyti, išeikit iš tos vietos, tai bus naudinga. Dėmesio nukreipimas, jeigu manoma pasišalinti situacijos, jeigu manoma pasišalinam iš situacijos skatinančios išgerti, ir atrandam veiklą, kuri gali pritraukti dėmesį 15-20 minučių. Kada yra tas pikas būtent to potraukio, tai gali būti naršymas, skaitimas, pasivaikščiojimas, galima kam nors paskambinti, kad pasikalbėtumėte. Įsitraukite į veiklą, kuri reikalauja didelių kognityvinių pastangų, žodžiai, skaičiavimo pratimai, skaičiuokit kažką mintyse ir panašiai. Pokalbis su kuo nors, kas palaiko sveikimą ir atsistatymą, tai gali būti draugas, gydytojas, anoniminių alkoholikų susitikimų mentorius, artimas žmogus, artimas šeimos narys. Pokalbis su kažkuo gali atitraukti nuo vartojimą skatinančių minčių. Tiesiog paskambinkit kažką. Įsivaizduokit didelį stop ženklą, raudoną signalą šviesoforo, kai tik pajuntat potraukį, toks turi išmest stop, ne, ir tada turėsit laiko dar ir pagalvoti, kodėl šitaip išmetė jums stop vaizdinį. Kiek galima ilgiau išlaikykite mintyse šį vaizdą ir užsiimkite fizinė veikla visada labai puikiai padeda perkelti. Rašykite dienoraščius potraukių, data, laikas, stiprumas balais nuo 1 iki 10, kiek truko, kas paskatino ir kaip valdžiau. Tai gali būti naudinga medžiaga, kai kartais iškrentami tokia, oi noriu, pasiemam dienoraštį ir žiūrim, lygiai taip pat buvo, lygiai tas pats trigeris, ką dariau, žiūriu, kas man pavyko. Ir tai naudinga informacija ir tolimesniam kelyje. Sąžiningumas su savim. Potraukiai gali būti labai klastingi, reikia būti sąžiningam su savimi ir realistiškai pažiūrėti situaciją, kaip pajusit potraukį ir būti pasiruošę įveikti tvirtomis mintimis, kurias nuolat kartosite savo. Tai kokios mintis gali padėti? Sveikimas man duoda daugiau, tokia kaip mantra, duoda daugiau negu trumpalaikis malonumas. Aš turiu tikslą, kad susitvarkau gyvenimą. Aš stipresnis už šį potraukį, aš nepasiduosiu ir nenuvilsiu savęs. Renkuosi blaivybę, nesikeičia mano gyvenimą dabar ir ateityje. Tiesiog savo reikia susigalvoti ir sąžininkai pasakyti, kad kam vėl paslysti, kad vėl suktis tuo ratu ir panašiai. Kita strategija gali būti neigiamų pasiekmių kortelė ar sąrašas, pajutus potraukį, pamastyti apie neigiamas gėrimo pasiekmes. Prieš išgeriant dažniausiai galvojam apie trumpalaikės pasiekmes, apie privalumus trumpalaikius, kaip bus smagu, kaip bus gera, atsipalaiduosiu, pabendrausiu ir panašiai. Šis pratimas padės pagalvoti apie gėrimo trūkumus, o ne privalumus. Tai vienas iš būdų padedančių kontroliuoti savo mintis. Svarbu, kad neigiamos gėrimo pasiekmes būtų svarbesnės už teigiamas. Kai susiduriu su trigeriu, išvardinam, ant mažų kortelių susirašom, tarkim, galiu prarasti teisę vairuoti. Kamos pagirios galvos skausmai ir, tarkim, negalėsiu rytoj dirbti. Santykiai su žmona bus blogi arba gali žlugti. Vaikai gali nebenorėti su manim bendrauti, nes ir dabar nelabai bendrauja. Galiu smurtauti ir panašiai. Kas bus jeigu?
Kai užvaldo potraukis, lengva prarasti ryšį su realybe ir pamiršti ilgalaikės tas pasekmes, tai reiktų sutelkti dėmesį į ateitį ir priimti sprendimą, kad jis būtų teisingas. Tai apgalvojam, kaip jausiuos rytoj, jei pasiduosiu potraukiui. Pataikavimas potraukiui sukelia gėdą, kaltę, prastą fizinę savijautą, konfliktai namuose, fizinės problemos su teisėsauga, nusivylimas savimi, neįgyvendinti tikslai. Kaip jausies rytoj, jei susivaldysi, pagalvojam, sveikimas atneš pasididžiavimą, pasitenkinimą, kad man pavyksta, prisiminti ilgalaikius tikslus, kad geri santykiai, geras pavyzdys sūnui, gera sveikata ir suteikti visą laiką į tą ilgalaikę perspektyvą, galvoti apie, kas bus po metų, jeigu aš susivaldysiu, ne? Prisiminti savo pergalę, visada žaismingumas, kūrybingumas padeda susigalvoti, kaip man anksčiau pavykdo, kokie metodai padėjo, sugalvoti įdomių būdų, kaip susitvarkyti su potraukiu. Tai vietoj grįžto apribojimų, gal kažkokį žaidimą susikurti, iššūkį, kažkokį gal žymėti, įtraukti šeimos narius ir va, žiūrėkit, ten tėtis ar mama, šiandien negeria pliusiukas, ar ten piešim lipduką, klijuojam, kaip vaikam būna elgesio lipdukai, tėtis gali pasidaryti buteliukus klijuoti, kad ar ten kažką, kad man pavyko, saulute, šypsenėlės, širutės kalendoriui, kad o, man pavyko ir visa šeima paploja, pasidžiaugia, ne? Apdovanoti save, sugalvojam kažkokią apdovanojimo sistemą. Jeigu ten savaitę atsilaikysiu, aš nusiperku kokį nors ten išsvajotą daiktą, kuris man labai bus mielas ir gal net paskatins toliau judėti. Nu, ten moteris gal vyno atsisako savaitę, jeigu prieš tai vartodavo kasdien, nusiperka gražų lūpdažį arba ten rankenuką po mėnesio ir panašiai. Nebijoti improvizuoti, ieškoti kažkokių kūrybiškų sprendimų. Taip pat labai svarbu paplanuoti potraukį. Pasiemam savaitės planą, žiūrim, su kokiomis situacijomis šią savaitę galėsim susidurti ir žiūrim, susirašom didelės rizikos situacijos, 1, 2, 3. Pirma situacija, nu, tarkim, turiu bilietus į krepšinio varžybas, kur visada su draugais išgeriam alaus. Tai kaip aš galiu susitvarkyti su situacijos metu kylančiais trigeriais? Tai planas, pasakysiu draugams, kad šiandien negersiu alaus, kad atvykau su automobiliu. Nusipirksiu Coca-Cola buteliuką ir gersiu Coca-Cola. Jeigu nepavyksta, mano atsarginis planas, jeigu sunku, išeinu į koridorių ir paskambinu žmonai, pakalbu su žmona. Ir taip toliau, visas tas situacijas reikia pasiplanuoti. Dabar jei atsiduriu, turėti tokias net korteles pasiruošus, įveikos korteles, turiu kišenį, įsitraukiu, žiūriu, tikrai labai padeda. Ar telefone turiu visą sąrašą. Tai jeigu atsidursiu didelės rizikos situacijų, pasitrauksiu iš tos situacijos arba pakeisiu aplinką, išeisiu. Punktas B. Sprendimą išgerti atidėsiu 15 minučių. Pagalvosiu, kilo noras, bet pagalvoju ir nesiimu veiksmų. O kol dar negeriu, galiu kažką keisti. Užduosiu ir pabandysiu atsakyti savo klausimą, ar tikrai man būtina išgerti. Priminsiu savo, kodėl nesprendžiau nebegerti. Galima net pasirašyti. Aš negeriu, nes, ne? Nukreipsiu dėmesį ir atliksiu skaičiavimo pratimus. Paskambinsiu savo pagalbos numeriu, žmona, vyras, sesuo ir panašiai. Vaizduotės pratimai. Tai irgi labai naudinga, ypač žmonėm, kurie turi tą vaizduotę, tai kovojant su mintimis apie išgerimą, galima įtraukti pakaitinį priešingą elgesį. Tai tarkim, įsivaizduojam save malonėje vietoje, kur esate ramus ir laimingas, ne, jeigu kažkokia tai nemaloni situacija. Kitas būdas įsivaizduoti, kad noras atrodo kaip kokia bjauri pabaisa ir jums pavyksta jį įveikti, jūs kovojate, jūs esat ninja ar samurajus, nudobė tą pabaisą. Ar ten įsivaizduojat, kad supilat baliklio į vynų taurę. Nu, tiesiog kas jums veikia, tą ar sugalvojat. Arba įsivaizduot, kad esat valtį ir noras yra didelė banga, kurią atplaukia, pakelia, sujudina valtį, bet paskui nurieda ir palieka jūs. Tai va, ir tai įtraukiam vaizduoti ir galim įsitraukti net į kortelę, prieš tai minėta, kad aš įsivaizduoju, kad esu ramioje vietoje. Ne? Netgi galite per atostogas tokią vietą susirasti, tarkim, plūdurėt vandenyne ir galvoti, va, tai bus visada ta vieta, į kurią aš sugrįšiu, jeigu man kils kažkoks noras ir pagunda vartoti alkoholį.
Apgalvokit iššūkius visą laiką galimus, vengiam situacijų, kuriuose vartojama, randam palaikančių žmonių, pasiruošiam įvairiom aplinkinių reakcijom, kad siūlys, pataikaus, spaus, provokuos vartot alkoholį, kad gali būt, kad būsit išstumtas iš socialinio rato, kad reiks pakeisti socialinę aplinką, bet jūs turit tikslą galbūt ir nieko čia tokio, kad teks atsisakyti draugų, pakeisti draugus sportu, bet susitvarkysit santykius su šeima. Ane, ir aplenkti prekiaujančias alkoholiu vietas, nelaikyti alkoholio namuose ir taip toliau. Dabar labai svarbu yra mokėti, kaip ir minėjau, pasakyti ne pasiūlymams vartoti, nes 1 iš 3 žmonių patiria atkrytį dėl socialinio spaudimo vartoti alkoholį. Ir tiesiog nemoka pasakyti ne, jeigu jaučia spaudimą ir apskritai nesvarbu, ar tai alkoholis ar kiti dalykai, tiesiog nemoka pasakyti ne. Svarbu repetuoti, kaip tam Winstonui Churchillui. Pirmiausia, rimtu tonu pasakyti ne, namuose pasirepetuojama, po to panaudojami praktiškai. Ne, ačiū tau. Tai bus aiškus sprendimas, o neįskydęs kažkoks paaiškinimas. Sakom, ne, išlaikom akių kontaktą, turim atrodyti tikrai dėl savo atsakymų, kad žmogus ten nepradėtų manipuliuoti ir aiškiai bandyti pakeisti jūsų nuomonę. Paprašykite kito gėrimo, ne, ačiū, gal turite mineralinio, ačiū labai jums, būtų labai puiku. Pasiūlykite alternatyvą, draugas siūlo eiti pas jį išgerti alkoholio, pasiūlykite, oi ne, ačiū, gal aš labai alkanas, eikim geriau pavalgyti. Pakeiskit pokalbio temą, paprašykit to žmogus, kad niekada nesiūlytų jums išgerti, nes aš nustojau gerti, aš nevartoju ir panašiai. Gali turėti paruoštukus, pasirašyti irgi ir juos parepetuot, pakartot. Nusprendžiau kurį laiką negerti, šį vakarą tikrai nevartosiu, visiškai mečiau vartoti alkoholį ir neplanuoju to niekada daugiau daryti. Aš nusprendžiau mažiau gerti, kurį laiką nevartosiu, noriu išbandyti, kaip jaučiuosi nevartodamas. Šiandien negeriu, nes vartoju, šiandien negeriu, nes nebegeriu, nes tarkim pradėjau sportuoti. Kurį laiką nevartoju, labai patiko, kaip pasijaučiu, todėl kurį laiką nežadu pradėti. Neprivalote teisintis, galite tiesiog pasakyti, kad šiandien jūs geriat arbatą. Dabar, sprendžiant problemą, neretai mes padarom sprendimų klaidų. Tai sprendimų klaidos yra, kai sprendžiant turim tikslą, bet pasirenkam vis tą patį variantą sprendimo būdo, kuris neveikia. Tarkim, paimkim tą Mantvidas, jeigu būtų paėmęs sprendimo būdą, kad aš savo valios pastangomis ir jis vėl bandys ir vėl dirglus ir jis neatsilaiko toj namų aplinkoje ir būtų vėl atkritęs greičiausiai, nes jis kelis kartus bandė. Tai reikia rinktis kažką originalesnio. Akcentuojami teigiami variantai, vengiama kalbėti apie neigiamus, tai vėl tas pats Mantvidas, jeigu būtų kreipęsis į šeimą arba ten savaitgalį su šeima, sprendęs teigiamą, kad taip santykiai bus galbūt sutvarkyti, bet nepagalvoja apie tos neigiamus, kad aš būsiu dirglus būdamas su juo, tai santykiai atvirkščiai gali. Sprendžiama neįrodymais, spėlionėmis, klaidingomis prielaidos, tai čia kodavimo gal pavyzdys, ten kažkoks kaimynas pasakė, kad kodavimas tinka ir aš čia neįrodymais medicininiais remiuosi, o kažkoks kaimynas, kuris ir toliau vartoja alkoholį, man yra kažkoks autoritetas, tikrai ne. Priimamas vienpusis sprendimas, sprendžiama impulsyviai, skubotai, emocionaliai ir sprendžiama iškraipytais faktais, tai tikrai nepadeda. Taip pat yra būdingos ir mąstymo iškraipimai, mąstymo klaidos, kurios taip pat reikia perdirbti, apdoroti. Kas tai gali būti? Viskas arba nieko. Variantas mąstymo iškraipimas. Tai pavyzdžiui, jeigu besilaikydamas dietos vieną dieną persivalgiu, reiškia nebėra prasmės laikytis toliau. Jei jau galvoju, kad man nepavyks įgyventi šio projekto puikiai, nesiimu jo iš viso. Tai žodžiu, arba labai gerai darau, arba iš viso nedarau. Katastrofinis mąstymas, jeigu pradėjo skaudėti galvą, ateina mintis, jog man paprastai liktai kitaip skauda, o čia skauda taip kaip mano dėdė, kuris mirė nuo vėžio ir dabar čia aš tikrai mirsiu nuo vėžio. Ir visi tokie dalykai labai, ten susipykom su vyru, dabar viskas, jisai išeis, įsikraustys, pabėgs ir taip toliau. Ir tada aš ten liksiu, tarkim, vieniša, neturtinga, žodžiu, melodrama, katastrofa visiškai, kaip tsunamis toksai, teigiamų dalykų sumenkinimas. Gavau šias pareigas netyčia, nebuvo kitų tinkamesnių kandidatų. Tik todėl, kad man pasisekė. Gerai išlaikiau
išlaikė žmogus kvalifikacijos kėlimo testą, ai, čia man tiesiog pasisekė, klausimai gerai išpuolė, nes numenkina save, teikiamus savo. Tai filtras fokusavimas į neigiamus dalykus. Aš gavau skundą tarkim, paciento ar iš tokio darbdavio, tai aš esu prasčiausia darbuotojas tam skyriui. Kitų minčių skaitimas. Šiandien jis man nepaskambino, aš jam nerūpiu, jis nenori su manim palaikyti tolimesnių santykių ir čia viskas skyrybos, ne? Jis dirbo, gal ir negalėjo paskambinti, kodėl aš skaitau kito žmogaus mintis, ateities spėjimas, aš vis tiek negausiu to darbo, tad interviu net neverta eiti, ne? Taigi nepabandžiau ir reikia pabandyti ir pažiūrėti, o nespėlioti. Savęs ir kitų kaltinimas, jis ant manęs supyko dėl to, kad aš padariau kažką ne taip, ne? Reikalavimas dažnas žodžių turiu, privalau, reikia naudojamas, pavyzdžiui, aš privalau laimėti, jei mane myli, tai privalo padaryti, aš turiu viską spėti, turiu, privalau ir taip toliau, save nukreiptas mąstymas. Pavyzdžiui, jeigu jis nori būti mano draugu, jis turi mėgti šunis ir viskas, ir aš kompromisų neturiu. Arba žmonės turi galvoti taip, kaip aš, ir daryti taip, kaip aš, ir ne kitaip. Ir teisuoliškumas, aš žinau, kad esu teisus, tad net neverta man klausytis kito požiūrio. Tai dabar tokias minčių iškreipimus reikia perdirbti ir automatiškai pakeisti. Tai tarkim, jeigu turiu mintį viskas arba nieko, aš viską sugadinau, jau nebepataisysiu savo reputacijos darbovietę, kodėl negalėčiau išgerti. Tikrai nesugadinau viso projekto, tik pavėlavau vieną dieną, kiekvienas gali nespėti, išgerimas to nepataisys, o tai tik pablogins situaciją, pavėluosiu dar daugiau. Reikia surasti alternatyvę teigiamą mintį, perdirbti. Pozityvių dalykų sumenkinimas. Vadovai taip sako tik iš gailesčio, aš esu nevykėlis, nieko neprarasiu, jeigu išgersiu. Jeigu padariau klaidą darbe, dar nereiškia, kad visi geri dalykai, kuriuos sako vadovas, yra netiesa. Išgėręs galiu daug prarasti ir bus dar daugiau problemų. Dėl to nusprendžiau nebegerti. Išankstinės išvados. Man gydymas tikrai nepadės, jau ne pirmas kartas, nėra reikalo net stengtis. Nežinosiu, ar pastangos padės, jei net nebandysiu. Jei jau matysiu, kad neveikia, galvosiu, ką turiu daryti toliau. Emocinis mąstymas, jaučiuosi nepataisomas, mano gyvenimas taip pat nepataisomas. Taip, jeigu taip jaučiuosi, dar nereiškia, kad taip ir yra. Jausmai gali keistis, alkoholio vartojimas nepakeis situacijos, savęs kaltimas. Tai tik mano kaltė, per daug geriu, aš susigadinau gyvenimą. Priklausomybė yra liga, aš nepasirinkau jos, tik žengiu pirmosius žingsnius veikimo link. Negali pavykti per vieną dieną, aš galiu viską pakeisti, jei išliksiu blaivus. Etikečių klijavimas, aš geriu per daug, esu visiškas nevykėlis. Tai, kad sergu, nepaverčia manęs nevykėliu. Jei rūpinsiu savimi ir stengsiu, sugebėsiu pasikeisti. Dabar dar keletas minčių perdirbimų, jaučiu norą išgerti, užsirašykite teigiamas mintis apie alkoholį, tai kai jaučiate šį norą. Šaltas alus taip vilioja, aluje yra alkoholis, jis veikia mano smegenis, negaliu išgerti tik vieno ir sustoti, todėl jis man kenkia. Jaučiu norą išgerti, užsirašykite mintį apie teigiamas gerimo pasekmes. Šaltas vyno šlakelis numalšintų mano troškulį, užginčyti ir pakeisti. Taip, iš pradžių jis yra skanus ir gali numalšinti troškulį, bet aš negaliu išgerti tik vieno, todėl išgersiu, nepaisysiu vaikų, žmona supyks, aš galiausiai užmigsiu ant sofos, rytoj man bus gėda, o vaikai turės tokį pavyzdį ir prisiminimą, kurio nenusipelnė. Bet to tik atrodo, kad alkoholis malšina troškulį, jis iš tikrųjų sukelia troškulį. Jaučiate norą išgerti, surašykite neigiamą mintį, kuris skatina gerti. Vyro šeima manęs nekenčia, mato, kad aš nesu gera žmona, galėčiau išgerti, kai jie atvažiuos. Koks skirtumas? Užginčyti ir pakeisti. Taip, aš savo elgesiu atstūmiau giminaičius, bet tiesa yra ta, kad aš jų nemėgstu ir neleisiu, kad jie turėtų tokią didelę galią man. Dėl jų negersiu, vienintelis būdas susitvarkyti savo gyvenimą yra pradėti nuo to, kad nustoju gerti. Giminaičiai su tuo neturi nieko bendro, aš tik naudoju juos kaip pasiteisinimą. Pavojingų minčių atpažinimas ir kova su jomis, mintis, vaizdai apie alkoholį gali sukelti potraukį. Keletas
pavyzdžių, barų vaizdai, mintis apie mėgstamą gėrimą, ne? Kvapai, garsai, šis mintis tiesiog sukelia potraukį. Mintis apie malonų alkoholio poveikį gali sukelti potraukį. Tik vienas nepakenks, tai nuramins mano nervus, tai man padės užmigti, galiu išgerti tik vieną. Neigiamas mąstymas gali paskatinti, nemalonios mintis ir emocijos taip pat gali paskatinti gerti alkoholį. Kai atpažįstam pavojingas mintis, stabtelim, užduodam klausimus, kokie įrodymai, kad jei per 10 artimiausių minučių neišgersiu, atsitiks kažkas baisaus. Ar kas nors numirė dėl to, kad neišgeria alkoholio? Kokių yra įrodymų, kad žmonės atsisakė vartoti, nepatiria tokių pačių jausmų? Kokie įrodymai, kad su jumis kažkas blogai ir niekada nepasitaisysite? Kas tokio blogo yra jausti potraukį? Ar jo neįmanoma išgyventi, ištverti, išbūsite, jaustės labai gerai? Kodėl manote, kad gyventi blaiviai bus lengva? Kai net pažįstu negatyvią mintį, paklausiu savęs. Na, čia tas metodas paklausk savo draugo. Ką pasakyčiau savo draugui, jeigu jis taip galvoja? Ką aš jam patarčiau ir kaip aš jį atkalbėčiau nuo gėrimo? Kokius objektyvius pateikčiau jam įrodymus, kad neverta vartoti alkoholio. Na ir labai svarbu pabaigai prisiminti ir malonias veiklas, kaip ir mano minėtos atostogos, malonios veiklos irgi turėtų būti paplanuotos, labai rekomenduoju susidaryti sąrašą, kas man yra malonu, ką aš norėčiau padaryti, ką aš norėčiau atlikti, turėti 100 punktų sąrašiuką ir naudotis juo, kai kyla potraukis, naudotis juo, kai kyla situacija, kai atsiranda situacijos, kuriuose norima išgerti alkoholį. Na, tarkim, savaitgalis esu įpratęs vartoti alkoholį su draugais, gal planuoju, kad savaitgalį išvyksiu kažkur į gamtą su šeima, su palapinėm, ne? Jeigu kyla tas, arba važiuosiu paplūdimį, arba aplankysim zoologijos sodą, nes vaikams seniai esam pažadėję, nueisim į kino filmo, kitą dieną į muziejų, o vakare ten kažką dar veiksim aktyviai ar pasyviai, kas man padeda, ne? Jeigu kyla potraukių įveikimui, trumpalaikis kažką, jeigu kyla potraukis, gal panaršysiu internete, gal paklausysiu muzikos, gal ką nors nupiešiu, gal pasitvarkysiu, jeigu man tai malonumą teikia ir panašiai. Ir prisiminkim, kad jeigu tikrai noriu, tikrai užsibrėžiu aiškius tikslus, turiu objektyvius matus apie sėkmės rezultatą, tikrai man pavyks, visiems pavyksta, kas to nori. Viskas yra jūsų rankose ir visa sėkmė priklauso tik tai nuo jūsų. Tai ačiū labai už dėmesį ir tikrai linkiu jums pačios didžiausios sėkmės.